Ar kada susimąstėte, kad paprasta vonia galėtų tapti galinga terapijos priemonė? Būtent šiandien mes gilinamės į tikrai unikalią procedūrą, kuri sujungia pirmapradę vandens jėgą ir labai tikslingą gydomąjį masažą. Žinote, čia kalba eina ne apie paprastą pagulėjimą šiltame vandenyje, tikrai ne. Tai yra aktyvi procedūra, kurios metu galinga, labai koncentruota vandens srovė pasiekia giliuosius raumenų audinius ir stimuliuoja visą organizmą. Bet kaip tai veikia? Geras klausimas, to jau viską ir išsiaiškinsim. Pirmiausia, ir tai labai svarbu, reikia suprasti, tai nėra tiesiog, žinutė, prabangi sūkurinė vonia. Skirtumas yra fundamentalus. Čia kalbame ne apie kažkokį atsitiktinį burbuliavimą, o apie labai precizišką terapeuto valdomą įrankį. Gerai, pažiūrėkime į šį apibrėžimą atidžiau. Yra 3 pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia žinoti. Pirma, specializuota vonia. Antra, aukšto slėgio vandens srovė, kurią valdo ne automatinė sistema, o žmogaus rankos. Ir trečia, labai aiškus tikslas – suaktyvuoti gyvybiškai svarbias kraujo ir limfo sistemas. Ir štai šis palyginimas, jis viską pasako. Vienoje pusėje turime gydymo įrankį, kitoje atsipalaidavimo priemonė. Skirtumas, ar ne? Užuot tiesiog bendrai maišius vandenį, povandeninis masažas naudoja pritaikomą koncentruotą slėgį. Specialistas jį nukreipia būtent ten, kur labiausiai reikia. Netgi pati vonios forma sukurta terapijai, o ne laisvalaikiui. Gerai, bet kaipgi sukuriamas toks stiprus poveikis? Viskas žinoma slypi specialioje įrangoje, kuri šią procedūrą ir paverčia tuo, ko ji yra. Pažiūrėkime, iš ko jų susideda. Taigi viskas prasideda nuo tikrai gilios ergonomiškos vonios, kuri leidžia kūnui visiškai panirti ir atsipalaiduoti. Tada aišku, galingas siurblys tiekia vandenį per rankinę žarną, o specialistas, keisdamas antgalius, gali keisti srovės formą. Ji gali būti plati ir glostanti, arba siaura, aštri, giliai prasiskverbianti. O dabar skaičius, kuris tikrai daro įspūdį. Slėgis gali pasiekti net 7 barus. Kad geriau suprastume, ką tai reiškia, tai jėga, kuri prilygsta giliųjų audinių masažui, tik pagalvokite. Bet visa tai atliekama be jokio fizinio kontakto. Vanduo tiesiog tampa masažuotojo rankų tąsa ir pasiekia giliausius raumenų sluoksnius. Bet slėgis tai tik pusė darbo. Nemažiau svarbi yra ir temperatūra. Vanduo pašildytas iki maždaug 35 arba 37 laipsnių yra ne tik malonus kūnui, tai gyvybiškai svarbu. Nes būtent tokia šiluma atpalaiduoja raumenis ir paruošia juos priimti tą intensyvų masažo poveikį. Gerai, apie įrangą jau pakalbėjome, o dabar pats metas pasinerti į pojūčius. Kągi jaučia žmogus šios procedūros metu? Kaip viskas atrodo ir jaučiasi? Paprastai visa sesija trunka apie pusvalandį ir yra labai aiškiai suskirstyta. Pačioje pradžioje kelios minutės adaptacijai, kad kūnas priprastų prie vandens šilumos. Po to eina pagrindinė aktyvioji dalis – pats masažas, trunkantis apie 20 minučių. O pabaigoje trumpa ramybės oazė, kad visas poveikis susigulėtų. Būtent čia ir atsiskleidžia visas terapeuto meistriškumas. Vandens srovė tampa įrankiu, kuris imituoja klasikinę masažo judesius. Ir čia yra viena auksinė taisyklė, kurios visada laikomasi. Srovė visada juda nuo galūnių link kūno centro. Taip natūraliai padedama kraujotakai ir limfotakai. Ir žinoma, visas veiksmas vyksta po vandeniu. Taip išlaikomas nenutrūkstamas ir gilus poveikis. Gerai, turime visą šią technologiją, terapeutą, įgūdžius, bet kam? Kokia iš to nauda? Pažiūrėkime, koks yra dvejopas šios procedūros poveikis ir kaip jį galime dar labiau sustiprinti. Nauda. Čia yra, sakyčiau, dvejopa. Vienas vertus turime fizinį poveikį. Masažas labai efektyviai malšina raumenų skausmą, aktyvina kraujotaką, limfos drenažą, padeda atsistatyti po traumų. Bet kita vertus yra ir psichologinė nauda, kuri nemažiau svarbi. Mažėja stresas, protinis nuovargis,
o juos pakeičia energijos antplūdis ir bendras geros savijautos pojūčius. Ir štai ši citata iš šaltinių, man atrodo, puikiai tai apibendrina. Kalbama ne vien apie kažkokių simptomų mažinimą, ne, tai holistinis poveikis, po kurio žmogus tiesiog jaučiasi sveikesnis, gyvybingesnis ir kupinas jėgų. Bet palaukite, tai dar ne viskas. Pasirodo, procedūros poveikį galima pakelti į dar aukštesnį lygį. Patį vandenį galima paversti, tam tikrų nešioklių, kuris perneša kitas naudingas medžiagas. Tik pagalvokite, vanduo praturtintas jūros dumbliais, kurie atgaivina odą ir skatina metabolizmą. Arba prisotintas stimuliuojančio rozmarino, ar atvirkščiai, raminančio levandų eteriniais aliejais. O jei dar pridėsime mineralinių druskų, raumenų atpalaidavimas bus dar gilesnis. Gerai, nauda akivaizdi, bet tada kyla logiškas klausimas, ar ši procedūra tinka absoliučiai visiems? Saugumas ir tinkamumas čia yra svarbiausi dalykai, tad pažiūrėkime į rekomendacijas. Taigi pažiūrėkime. Kairėje pusėje matome, kam ši procedūra ypač rekomenduojama. Judamojo aparato sutrikimai, lėtinis skausmas, nuovargis, stresas. Tačiau kaip ir su bet kokia intensyvia terapija, yra ir kita pusė – dešinėje. Būklės, kai reikia elgtis labai atsargiai ir būtinai pasitarti su gydytoju. Tai širdies ligos, onkologiniai susirgimai, nėštumas. Saugumas. Čia visada pirmoje vietoje. Taigi, jei reikėtų viską apibendrinti vienu sakiniu, kas tai yra, tai galinga sintezė. Pirmapradis vandens elementas, gydantis šiluma. Ir labai preciziškai valdomas slėgis. Visi jie susijungia į vieną terapinę jėgą, kuri skirta atkurti ir atpalaiduoti kūną. Ir visa tai palieka mus su tokia, gana įdomia mintimi. Šiuolaikinėme pasaulyje mes nuolat ieškome vis sudėtingesnių sprendimų stresui įveikti. O galbūt vienas veiksmingiausių atsakymų visą laiką slypėjo pačiame paprasčiausiame ir seniausiame gamtos elemente – vandenyje.